ant stalo turime tokius pultelius. Čia yra HRmatic. Nuo naujas pultelis yra BFT Call, BFT Mito pultelis ir pultelis Herman su kintamu kodu. Kaip matom, Herman pas mus pririštas, dabar pririšime antrą mygtuką Hermaną. Tai dabar įvedame programavimo būseną, spaudžiam neatleidžiam, o šitą 1, 2, 3, 4 atleidžiam. Ir dabar spaudžiam veikiantį mygtuką ant Hermano. Jis pradės skleisti sisteminį kodą, tai raudonai, tai mėlyna, o šitas turi greitai pradėti mirksėti, tada reiškia jis priims tą kodą ir mes užtvirtinsim kodą čia. Ir jeigu sena sistema, tai mums pakankamai tada pirmą kartą paspausti, tas pultelis jau susipažina su automatika, nuo antro karto, kaip matom, jis veikia. Bet jeigu čia nauja sistema, tokia kaip Supramatic 3, 4 ir panašiai, ta jau nauja automatika reikalauja jau tiesioginio pririšimo ir nėra svarbu, čia yra specialus, originalus arba kažkoks kitas pultelis, kuris skleidžia Herman BSecure tą kodą. Tai kaipgi reikia aktyvuoti tą pultelį. Mes atvažiuojam prie Herman automatikos, stovim labai šalia, tada aš parodysiu, spaudžiam šitą mygtuką 3 sekundėms, atleidžiam, spaudžiam 2 mygtukus vienu metu 3 sekundėm atleidžiam ir vėlgi spaudžiam mygtuką pirmą, ant kurios yra šitas tas kodas. Jis pradeda mirksėti lėdas, tai reiškia jis skleidžia tą kodą. Ir tada stovime ir skleidžia tą kodą ir matom, kad ant automatikos yra toks pririšimo mygtukas ir šalia yra lydukas. Ir tas lėdas pradeda greitai mirksėti. Čia reiškia jis jau priėmė tą kodą. Dabar parodysiu gyvai, kaip atrodo. Tarkim, spaudžiam 1, 2, 3, paskui spaudžiam 1, 2, 3 ir spaudžiam 1, 2, 3. O dabar jis leidžia tą sisteminį kodą. O mes stovim prie automatikos ir žiūrim, kaip reaguoja tas lydukas. Kada lydukas irgi pradės taip greitai mirksėti, tai reiškia, kodas bus priimtas. Čia apie Herman automatikos pririšimas. Bet pas mūsų užduotis yra toks, kad klientas turi ne tik Herman BSecure tą sudėtingą pultelį, bet ir turi dar naujasnį tą BFT Call. Čia yra naujas pultelis su naujomis savybėmis ir dabar parodysiu. Jis turi nieko nesiskirti nuo to pultelio, nebent ta, kad jis turi tam kopijavimo funkciją. Bet pririšimas turi būti vienodas. Dabar rodom, šitas pultelis neveikia, šitas pultelis neveikia. Tai dabar rodom, spaudžiam, reikia palaukti minutėlę, gerai, spaudžiam šitą mygtuką, užsidegė lėdas, mes spaudžiam 2 mygtukus vienu metu, skleidžiam slaptą kodą, 1, 2, 3, atleidžiam, spaudžiam norimą mygtuką ir matome, kad pultelis jau veiks. Po 15 sekundžių mes patikrinsim ir dabar lauksim. Dabar galim tikrinti. Pultelis jau tikrai veikia. Dabar toks pats pultelis, bet Call, tas iš naujesnių. Tai irgi spaudžiam mygtuką pririšimo, spaudžiam 2 viršutinius mygtukus, skleidžia tą sisteminį kodą, spaudžiam norimą mygtuką ir matom, jis jau iš karto sureagavo, tai prisirišo. Tai dabar tikrinam. Taip, jis tikrai prisirišo. Bet kągi daryti, jeigu žmogus yra kitam mieste, o jam reikia vis dėlto, kad suveiktų automatika, kuri iš vieno pultelio, kuri turi atidaryti ir Herman BSecure ir BFT Call. Tai mes tada suteiksim šitam mygtukui būtent tą kodą, kadangi jie vienodai dirba. Dabar vėlgi įvedam programavimo būseną 1, 2, 3, 4, kaip įprastai. Taip, aš čia padėsiu, kad būtų patogiau. Spaudžiu mygtuką. Taip. Ir spaudžiu 2 mygtukus vienu metu. Jis priėmė kodą ir dabar čia yra jau dabar tas kodas, kuris vadinasi BFT. Tai dabar gavus tą pultelį, žmogus arba pirkėjas turi atidaryti savo automatiką, paspausti programavimo mygtuką, jis pažymėtas arba OK, arba radio, arba SWV1, arba
VW2. Nu, SW1 čia yra pirmas kanalas. Jeigu bus ten 2 mygtukai, tai tarkim čia OK arba radio arba SW1. Spaudžiam šitą mygtuką, jeigu matot užsidegė lėdas ir tada spaudžiam šitą mygtuką ir neatleidžiam iki tol, kol pradės mirksėti lėdas. Tai dabar neatleidžiam. Tai jau pradeda mirksėti, mes atleidom tą dalyką, dabar žiūrim, kaip jis sureaguos. Kol kas nieko, matau. Užsidegė lėdas, reiškia jis prisiriša prie tos automatikos. Ryšasi, dabar jau laukiam, kol jis užbaigs savo darbą, tai yra užges tas lėdas. Taip. Jis jau prisirišo, užgeso lėdas ir dabar turime palaukti 15 sekundžių. Po 15 sekundžių jau turim patikrinti, ar tikrai šitas pultelis turės kodą ir BFT call ir Harman B-Secure. Dabar spaudžiam, tikrinam. Pultelis puikiai veikia, o kaipgi mūsų Harmanas? Harmanas irgi veikia. Taip, reikia aktyvuoti tą pultelį. Ir viskas.